Generolas Džekas Kinas, Fox News analitikas. Generolė Kinai, labai ačiū. Daugelis žmonių, įskaitant mane, nerimauja, kad Iranas pralaimėjo karą, bet bando laimėti taiką, tiesa? Dabar galime apie tai diskutuoti, bet manau, kad jūs ir daugelis kitų, įskaitant mane, bent jau apie tai kalbame. Ką jūs apie tai manote? Štai taip. Na, aš suprantu, tai tiesioginiai manevrai, kurios visų pirma tai skatina. Tačiau yra keletas dalykų, kuriuos reikia pabrėžti jau pačioje pradžioje. Manau, kad spaudos konferencija, kurią neseniai surengė sekretorius Hegsefas ir prezidentas Keinas, kur jie pateikė daugiau detalių nei anksčiau apie per šias 38 dienas pasiektus karo laimėjimus, buvo svarbi. Ir tai buvo įspūdinga, kiek Irano puolamosios ir gynybinės galios bei būsimos pramonės galios mes sunaikinome. Nemanau, kad liko nors vienas aerodromas. Nėra jokios kampanijos istorijoje, kuri prilygtų tam 38 dienų niokojimui, kurį primetėme šiam režimui. Ir jie jau nebėra ta pati šalis, tikrai nebėra tas pats režimas ir nebėra ta pati kariuomenė, suprantate? Dėl to per tuos 38 dienas įvyko daug gerų dalykų. Prezidentas pažadėjo Užkirsti kelią šiai valstybei groboniškai elgtis regione ir mes nemažai pažengėme siekdami šio tikslo, bet to kovojame su pasauliniu terorizmu ir egzistencinė branduolinė grėsme. Tačiau dar yra daug darbo. turime paliaubas ir galimą susitarimą. Būčiau mieliau norėjęs tęsti iki galo ir tik tada dėrėtis. Turėtume daug stipresnę poziciją. Bet klausyk, aš esu nuošalyje, su savo nuomonė. Aš nesu tame kambaryje, aš negaunu žvalgybos ataskaitų. Prezidentas turi informacijos apie tai, ką Iranas galvoja ir ką greičiausiai ketina daryti. Ir remdamasis tą informaciją, spėju, kad būtent dėl to mes pasiekėme paliaubas su galimybė dėrėtis. Mano problema su visu šiuo procesu yra tas, kad visų pirma Iranas užėmė Hormūzo sąsiaurį ir jį kontroliavo dėl vienos priežasties – užbaigti karą. Taigi jie tai pasiekė būtent čia. Nes jie žinojo, kas jiems nutiks. Antra, aš iki šiol tai kontroliuoju. Revoliucinės gvardijos laivynas perspėja laivus, kad norint praplaukti, reikia leidimo ir turi būti sumokėtas mokestis. Jei to nepadarysite, būsite sunaikinti kelyje. Štai, pasakiau, visiškai kontroliuoju situaciją. Karas sustojo ir mes pradedame dėrybas. Ir aiškiai mano problema yra pačios dėrybos, Laris. Vėlgi pripažįstu, kad jų motyvacija kyla iš informacijos, kurią jie turi, o aš ne. Bet vien pažvelgus į Iraną ir jo dėrybų istoriją, šie vaikinai yra tikri meistrai. Jie vilkina, klaidina, meluoja ir apgaudinėja. Tikriausiai jie kažką žada dėrybų komandai. Pastarosiamis savaitėmis jie leidžia suprasti, kad pagaliau yra pasiruošę sudaryti susitarimą. Ar tai tiesa, o gal melas? Ankstesnė patirtis rodo, kad tai melas ir jie tik ruošia mus kažkam. Jie nori atidėti tai 2, 3, 4 ar 6 savaitėms. Bet kodėl jie nori tai atidėti taip ilgai? Nes uždelsus ekonomika atsigauna dėl naftos kainų ir augančių rinkų. Politinis spaudimas prezidentui. Jie tikisi, kad prezidentui pritrūks ryžto ir jis norės grįžti po kelių savaičių, jei to prireiks. Nėra susitarimo, nes jis pažadėjo, jei nebus susitarimo ir aš negausiu visko, ko noriu, aš sugrįšiu. Jie mano, kad laikui bėgant atsiras nenoras. Bet žiūrėk, Laris, mes pažįstame savo prezidentą. Jis yra atsakingas už pasiekimus, kuriuos ką tik paminėjau. Niekas nesusidūrė su šiuo režimu. 7 ankstesni prezidentai norėjo susidurti su jais ir iš tiesų juos nuversti. Tai yra pirmasis punktas. Nemanau, kad šis žmogus galėtų sudaryti blogą susitarimą čia. Ir jis nesudarys blogo susitarimo. Tai yra jo pagrindas ir jo mantra. Ir trečias dalykas yra tas,
kad jis turi ryžto ir įsipareigojimą imtis veiksmų ir užbaigti tai, ką pradėjo. Jis paaiškino Amerikos žmonėms, apie ką čia kalbama jau pačioje pradžioje. Izraelio gynybos pajėgų ir mūsų karinių planuotojų nuomonė, tam užbaigti dar reikia maždaug 2 savaičių. Turime tai padaryti, o tada turime kozirį rankovėje, kaip aš mėgstu sakyti, tai Kargo sala. Galime pasakyti Iranams, kai įvykdysime visus savo tikslus, kad perimsime Kargo salos kontrolę arba ją sunaikinsime. Ir mes norime viso urano sodrinimo, visko kito, jei susitarimas žlugtų. O jei jie mums to neduos, tai prezidento pasirinkimas, mes perimame kontrolę ir sustabdome 90% jų naftos tiekimo. Arba mes jį sunaikiname, kas ilgainiui priverstų šį režimą žlugti ekonomiškai ir galbūt įvyktų valdžios pasikeitimas. Ką aš čia siūlau, tai kad mes vis dar turime keletą stiprių kozirių rankovėje. Ir mes čia turime daug jėgos. Kad priverstume tuos žmonės paklūsti mūsų valiai, turime tuo pasinaudoti. Na, iš esmės, kaip vakar ar užvakar sakė Petas Haksetas, generolas pasakė, kariuomenė niekur neis. Generolas Kynas pasakė tą patį. Kariuomenė liks ten, kur yra. Mes žinome, kad ponas Trumpas niekada nesvyruos. Jis niekada nesvyruos. Jis niekada nesudarys blogo susitarimo. Ir žinau, kad man atrodo vakar tu prašėjai ultimatumo. Iš esmės manau, kad prezidentas Trumpas vakar pateikė ultimatumą. Jei dėrybos per artimiausias 10 dienų ar panašiai nepavyks, viskas išeis iš kontrolės. Jis tai sakė ne kartą. Kai kurie gali tuo netikėti. Bet tie, kurie jį pažįsta, žino, kad jis tikrai kalba rimtai ir tai padarys. Noriu pasakyti, generolė, aš žinau dar mažiau nei jūs. Jei jūs sakote, kad neturite informacijos, tai aš jos turiu dar mažiau. Bet šiam reporteriu atrodo, kad esame labai arti šio karo pabaigos. Iš tikrųjų, vienaip ar kitaip, mes esame labai arti šio karo pabaigos. Ne, aš su to sutinku. Kinetiniu požiūriu mes tikrai esame arti to. Be abejo, ir manau, kad išeisime iš čia pasiekę savo tikslus. Dabar yra 2 strateginiai tikslai. Panaikinti jų likusią branduolinę programą, sodrinimą ir bet kokius kitus pajėgumus, kuriuos jie turi. Arba mes perimame kontrolę, Arba jie mums ją perduoda savanoriškai. Ir antra, užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris vėl būtų laisvai praplaukiamas. tai yra 2 strateginiai klausimai. Antrasis, Hormūzo sąsiauris visada buvo strateginis taškas, kaip ir bet kuris kitas sąsiauris. Panamos kanalas, Sueko kanalas, Taivano sąsiauris, Bab al-Mandabo sąsiauris vedantis į Sueko kanalą. Jie visada buvo strateginiai objektai. Problema ta, kad Iranas perėmė vieno iš jų kontrolę. Ir tai turi būti sustabdyta. Mes neleisime tam tęstis ir neleisime jiems turėti branduolinių pajėgumų. Netrukus apie tai pakalbėsime. Tačiau aš tikėjausi kažko panašaus į Venesuelos sprendimą. Nes aš nenoriu, kad Iranas dabar turėtų galimybę gauti pinigų savo atstatymui. Aš visiškai to nenoriu. Iš tikrųjų, aš mieliau norėčiau, kad režimas, žinau, kad jie gali būti 4. revoliucinės gvardijos lygmenyje. Galbūt jų IQ sumažėjo iki 95, bet jie vis dar ten. Kaip tu sakei, kaip mafija, jie vis dar turi dalį to. Nenoriu, kad jie turėtų ką nors. Atimk tai. Ne. Visą tai atstatysime vėliau. Jei rasime ką nors, kuo pasitikime, pažiūrėsime, kaip viskas baigsis. Bet nemanau, kad prezidentas suklups, generolė. Nemanau. Tiesiog manau, kad mes labai, nežinau, ar tai jūs pasakėte, esame vos per žingsnį nuo tikslo. Tikiuosi, kad maždaug taip ir yra. Paskutinį žodį palieku jums. Ačiū, taip. Na, aš sutinku su šio vertinimu. Noriu pasakyti, aš visada buvau prieš dėrybų keliu pasiektą susitarimą, o ne pasidavimą. Manau, būtent apie tai ir turėtų būti dėrybos. Todėl tai ir sakau pabaigoje. Bet aš nesu už tai, nes galų gale, net jei jie mums duotų tai, ko norime, mes jiems pasiūlytume gelbėjimosi ratą. Tas išgelbėjimas būtų
sankcijų panaikinimas. Jie gautų turtą ir milijardus dolerių, išlaikydami režimą valdžioje. Taip. Na, mano nuomonė, po visko, ką jie padarė regione, jie to nenusipelno. Turime juos susilpninti kiek įmanoma labiau, bet esame ten, kur esame. Jei ketiname dėrėtis, o akivaizdu, kad ketiname dėrėtis, jei ketiname pasiekti susitarimą, jis turi apimti viską, ką prezidentas yra pasirengęs iš jų atimti kariniu būdu. Jie turi mums tai gražinti per šias dėrybas. Taip, ponė? Ir jis tikrai nesudarys blogo sandorio. Prie to dar sugrįšiu. Taip, visiškai sutinku. Visiškai sutinku. Generolė Kinai, ačiū už nuolatinę pagalbą. Dėkojame.